Labas. Taigi sveiki sugrįžę į mano vlogą numeris 2. Man smagu, kad jums patiko pirmasis videoblogas. Šiame videoblogė aš šnekėsiu apie šokius. Taigi manau, kad bent kelias dešimtis iš žiūrovų yra tikrai šokėjai ir jie, manau, žino, ką reiškia judėti į muzikos ritmą. Todėl man įdomu, jeigu jūs esate šokėjai, tai kokius stilius jūs šokate? Atsakymus rašykit komentarę. Taigi, šiek tiek dabar iš šono nukrypsime nuo temos. Buvo žmonių, kurie man uždavė klausimų porą. Buvo klausimas, ar aš pažįstu Remigijų. Aš apie jį esu girdėjęs, matęs jo video, bet asmeniškai tai jo visiškai nepažįstu. Taigi, atsakymą jau žinote. Buvo dar vienas klausimas, ko aš labiausiai nemėgstu. Aš labai nemėgstu tokio dalyko kaip komandos išventinimo. Dėl to, kad šiek tiek būna išsijuokta iš žmogaus. Be 10 minučių praėjus po išventinimo viskas būna gerai. Mane neseniai pakrikštijo į komandą Hood. Štai jums porą pavyzdžių. Nevarai, blė. Gerai, davai, sveikatą. Tovi. Ei, kai masė šauna. Tai va, grįžkime prie temos. Daugeliu žmonių šokis yra visas gyvenimas. Kai kuriem tai tik pramoga. Aš pašokau jau 4 metus. 3 metus šokau shuffle ir dabar metus šokau hip-hop, popping bei breaką. Aš jau turėjau labai daug traumų, jas išsigydyti nelengva. Nekartą teko lankytis pas daktarus dėl sąnarių. Nors ir žinau, kad senatvėj bus pizdėt. Ir žinau, kad reikės vaikščioti su invalido vežimėliu. Vaikščioti su invalido vežimėliu. Tai yra neįmanoma. Čia tas pats, kas jeigu mirsi, tai daugiau negyvensi. Captain Obvious strikes again. Taigi, žodžiu, šito blogo ilgai neužtęsiu. Taigi, žvilgtelėkite į porą kadrų... Ne, tavo dar skaldėsi. Jau išsiskaldė, matyti. Nors ir jis gali pasirodyti šiek tiek trumpas, bet aš jį prailginsiu su savo šokių video, kurį nufilmavau per pasirodymą vienam iš Kauno barų. Todėl dabar su jumis atsisveikinsiu, smagaus žiūrėjimo, visą.